O šitą porciją tokia. Ir rankas kaista. Iki karšto dešėtų savo. Rankas kaista, toksai. Toksai kepsniukas. Įspūdingas. Iškart įspūdį sudaro teigiamą. Va čia vidus tokius kepsniukus. Ir dar tas kruopas. Kruopas atrodo kaip šuniams. Žinai, kai šuniams tą varalai. Tai mes irgi kaip šunis. Suvalgysim tą gabaliuką. Mėsikės. Kiek čia gal 100 gramų. Gal 100 gramų. Balsas užkritęs biškiai čia nuo to gulėjimo. Na, žinai, 5 metus guli toj lovoj. Tai per 5 metus tai tau ne tik balsas gal užkris. Vaikštais tą koją kaip kvailys. Kruopas tai skaniai kvepia. Skanas kruopas, o tokie kopūstai. Valgysim, degustuosim. Žiūrėk, koks kaušas būtas, koks kaušas. Kaip kareivinėse. Kaip kareivinėje ant kaušą galiu užsidėti, žinai. Führeris. Nu, skonis morkų bulvių. Pauza. Nežinau, gal tas už aukšto pakabinėsiu. Tų bulvikių čia. Kad čia nieko nėra. Maka tie bulvės morkas kelias. Simboliškai. Arbatėlės, tai visą laiką. Kitas. Be arbatos negyvenčiau. Nauja bliuska, jis depresina. Noknelė. Įsitepliuoju kruopom. Nu, ką čia dar turim? Turim dar biškį cukraus. Reikia cukraus įsidėti. Kaip tau pato gersti be cukraus. Šneikščiai. Neskaniai. Ane. Bus neskaniai. Bandysim plaučius išvedinti. Tradiciniais metodais. Nu, matai, šiais laikais negali tradiciniais. Turi su chemija.
tau tradicinės nieks neleis. Tenai tu turi su chemija. Mes chemijos nevartojam. Šneikti tą chemiją. O tokia neskani. A ne gal tos chemijos saldžios kokius su cukrum padaryta, kokį biesą ten. Nu tos tuberkuliozės dabar turi ten tą organizmą dročinti. Kaip šlykščiai. Fui. Jau geriau numirti. Jau geriau numirsiu. Nenoriu aš netgi nei pagalvoti. Fui, kaip šlykštu buvo. Ten tą mėnesį tą chemiją vartoti. Vartoti vien, myšti tom spalvom kažkokiom raudonom. Fui, kaip šlykščiai. Jau geriau numirti yra. Sąžiningiau. Fui. Kas taip gal daryti? Tai jau įleiskit tam žmogui numirti nors sąžiningai. Jėzus Marija. Kaip šlykščiai. Fui. Jau geriau numirti yra. Į tą chemiją. Ir čia dabar, žinai, tai iškart paėmė. Suvaryk tų vaistų ir leis numirti tam žmogui. Jeigu tu ten įtariai, matai tu ten tas bakteriologinius. O tą bakteriologinių tai nerodo. Kodėl nerodo tų bakteriologinių BK? Tai BK ir tie patys pavojingiausi. Pas manęs nerodo, nėra net užsiminta. Ūminė ten ta surašyta ūminė ir neregistruota ten. Tai buvo jis sveikatą ten įrašė, jinai. Tai ką man dabar tenai, aš turiu tenai kažkaip susirūpinti, ten labai dejuoti. Tai manęs iš vis nejaudė. Taigi aš koja gydaus, sanarys išims išpjaustys, ten sukapuota iš vis tenai sumaituota pusė subinės. Ką žinau, ten nusekta tuberkuliozė, taip išgriauši, taip jau viską. Tik on dabar nieko negriauši. O čia gali imituoti, kad plaučius dabar čia man labai jau griauši. Tai jau 2 metus guliu aš jau taip. Tai per 2 metus jau turėjau numirti, jau turėjau, tai dar jeigu lauksiu 2 metus, tai kas atsitiks dar po 2 metų. Vėl aš nekysiu tą patį. Tus pačius vėjus. Nesąmonės tas visokias. Apie tus gydymus tokius. Jau taip atsibodė ir tai kad jau geriau numirti, tai paim tas žmogus nužudėjai. Kam tai ten valkioji po tus visokius romainius, kokius ten, tai vien šlykšti tus aplinkinius smakius žiūrėti, tus lavonus vaikščiojančius, zombius šitus. Fui, kaip šlykštų yra. Kam jis tos žmonės ten traumuoja, psichiatrai jūs, kas jam pasidarė, jis jau visai žmogiškumą jau taip praradė. Šlykštų yra. Jiem gal tai, nežinau, gal kasdienybėje pinigus ten gaunat, jiems smagu, žinai, draugų ten turi tokių pačių. Taigi tragedija. Gyduoju, tą batumą tokį, kažkoks visai išėdas kažkaip. Išėdas gal, nežinau. Pinigų nepravedė dar. Nėra tų pinigų, tvarkė, jinai ten. Toks siaubas, žinai. Nusipirkau tokį prieskonį, žinai, iš paskutinių centų. Čia įsidėti tokius, nes nėra, dabar gal įdat biškai jau daugiau. O šiaip tai, žinai, tai išlinkščiai. Nieka nėra, zombiai lakštai visokie, į katės nugiai panašus, kuo išlykštų žiūrėti.
Ir kai rūpinas tavim dar duomis, eik tu savo, negaliu. Mani motina taip nesidomu. Taip bus darniai. Nu, aš dar tokių vaizdų nematęs. Iš vis nežinau. Čia negali, supranti, pusdurniuose, psichiatruose tokių prisižiūrėti. Tragedija. Nu ką, nu turi kažkaip kritikuoti, kažkaip, žinai, problemas spręsti. Kaip tu, žinai. Sto sąnorių dabar. Bet kad jis smagiai panašus, daiktų metų. Taigi šliukštu, tu negali į visuomenę išleisti tokių. Nu, kur tu išleisi? Pradės kariuomenė kareivį ieškoti, sušaudys. Mygon sušaudys. Gerai, kariuomenė nejau. Jau tokius renka šaudimui. Eik tu savo. Nu, atvažiuok į ten, pas mus tą naitą Žemaičių naumestį. Na, mėgomis mes tenai padėtume į vietą. Prie tų pačių. Į duobę. И все. Она ходит колени стоит, слушает. Taigi baisu yra, kad tu kokią šeimą sukursi. Tu nieko nesukursi, jokios šeimos nieko. Kaip tu, jeigu tu taip atrodai baisiai, nu, ir dar rūpinės kitais, tai tu savim pasirūpin, kaip tu atrodai. Kizumbis, bleka. Foi šlikšto. Tarsi po dukušių. Atein po dukušių pinigų. Taigi pas mus taip nepriimtina, tegu atvažiuoja Klaipėdą. Tokie realiai. Į Šilutę. Na, taigi šyšą nuskandins. Išmesti į duobę iš karto. Nereikės nei dokumentacijos, nieko. Tragedija, nu. Taip, tai psichiatrai gydo, jeigu tu neskiri ligonių emocijų. Psichiatrija emocijų dar neskiri. Nu, tave greit lozungai pralenks. Ir iš kur dar traukt, dar reikia tokių surasti. Be šlykštynių. Viena kažkoks baiboks, kažkoks atėjus pradėjo verštis man į kambarį. Pažindintis. Jėzus Marija, aš jau šokė, taip jau pažindinas, na tik tai. Aš baigiau jau iš klumpių iškristi, eina į tą pažindinas. Dar nedašilda, nesuprantu. Dar matyti, atoslūgis neišblėsa. Mėnulio fazės. Gal atvirkščiai mėnulio fazės suveikia. Ne taip, pagal priešingą. O gal chemija ta ne taip biškai, jinai suformavo kažką. Nu,
bakteriologiniai tyrimai, BK. Ne taip svarbu vadinti. Nu, tai tau. Puolimai veržiasi į tą kambarį čia, pažindintis jinai vargšiai. Jau taip atrodo kritinės būklės. Atrodo, tuoj ant kojų numirs. Atrodo, tuoj kalbėdama numirs. Jinai pažindinas. O falai išlikšta jau baisu. Ligoninė čia kažkaip, žinai, pokoj. Tai dar gerai, kad nevaikštau, žinai. Pradėčiau vaikščioti, tai čia pradėčiau kaip daktaras visus gydyti. Oi, aš čia kaip pagydyčiau aš juos visus, tai nespėtų vežti. Vežti ir išvežti. Nu, bet kaip baisiai atrodo, eitų savo. Dar gal kada kažkaip užgaudyti, mėginsiu jie ateis, kažkaip užgaudysiu per šoną žanos. Nes atniek veršęs. Jie kaip nori kažkaip kaip veršęs kažkas. Užplauktos fazės tokias. Kaip baisiai. Kokias analizės gali padaryti. Eiktų savo. Mano kepsnys atšala 5 žvaigždučių. Kepsnys su kruopom. Šunų kruopom. Jėzau, Jėzau. Atsiprašau. Baisiai, baisiai. Atrodo kaip baisiai, kaip šlykščiai. Kokia spalva jau įkitusi. Jau sodri tokia spalva pasidarius, sodri tokia. Kategoriškai jau. Ne tai va kaip rankų spalva, o ten jau sodri. Jau nelabai pagydo. Sako, jau ten išgydys tada kažką. Ant kurių nusišneu. Kai nusišneu, ten nieką išgydyti negali. Ten jau nebepagydoma. Jau viskas. Sako, greit išgydys, sako, namo. Nu. Jie kažkokiu narkotiku apsivalgė, ko jie ir nelabai. Jūs psichiatrai man pasakykit. Jūs gal geri žmonės mylitus vaikus savo ten mokyklą leidžiat. Na, aš suprantu, bet ir protingų psichiatrų. Nu, jūs psichiatrai man pasakyk, parašykit. Man jau mintinai pažįst, jau čia visi. Nu, tai jūs pasakykit. Pasakykit, ką daryti, aš padarysiu. Ten nueisiu, aš galiu užfiksuoti viską, žinai, atsiųsiu. Reikia įsipilsiu žiemą. Ten tus lašus kelias, ten kur reikia. Nu. Kokie pamišėliai. Apsivalga, va tų. Žiemą. Parodys. Va. Apsivalga tų juodų tablečių. Va. Jie pamiršta nuo tų juodų tablečių. Aš žinau, aš jau valgiau. Fu, kaip šlykščiai. Nieko nebešneki, nieko. Nu, jie jau prisitaikė organizmai. Jau nebegal, žinai, be jų suveikti. Jau nebegal gyventi be to dalyką. O viskas. Kažkas jau ten pasidarė ir. Jau nežinau. Bet jau labai sumišiams jau viskas. Nelabai pagydoms egzistenciškai. Labai šleikščiai atrodo. Apie visuomenę iš vis nieką nekalbu. Į visuomenę nieką negali. Eik tu, kur tu. Apie kokias jūs dar visuomenę šią kalbat. Nėra jokių visuomenių, jokių
Nieko, ir tik tai geležis ir grotas. Все. Kokias jūs dar norit čia visuomenės, da, ko prisimastė vis. Na, durniai jūs esat visai psichiatrai, jūs protingesni, tie protingesni psichiatrai jūs. Man praneškit, aš pasakysiu. Nu, tai va baltymai jau pats geriausi vaistai. Da, nu pusryčių lieka gabaliuks toksai. Iš šito tų. Oguriemi, magari, mogi prigydys. Nu. Jeigu tu kai laisvą išleist, nu, tokie žalos juk pridarys. Jūs galit logiškai suvokti. Tu pradės plėsti tą infekciją. Na, pradėsi daugintis. Tai miliarinė. Fui. Pradės perėti dar žmonės. Nu, jau dabar persikio. Nu, o kas laisvai pasidarys? Nu, dar jūs kalbate apie visuomenės kažkokius. Nu, kaip atvažiuos kariuomenė kareivukai ir išrikiuos visus. Tai pasibaigs. Nu, arabų prisipūtė savo gyventuosius savo dimensijose. Išbiškai iš tų medžių iškriskit. Taigi reikia vaikus apsaugoti. Kas apsaugos vaikus? Na, mokyklose. Taigi brudai pradės mokyklose ten veistis. Aplink mokyklas mokinius. Pradės domėtis, va ta infekcija jau. Grina infekcija totali.
pinigus kažkas iš oro tau išmes. Aš jums padėsiu kaip nors. Aš jums pinigų jau tikrai aš jums nesumokėsiu už tas algas. Bet aš jums galiu padėti, supranti, dėl visuomenės. Tai va, man čia turi mokėti tuos pinigus. Aš visuomenę čia gelbėjau. Pažiūrėkit, kiek jau karas, jau laiką vyks su tais zombiais visokiais. Taigi baisu. Tai sakau, vaikus, svarbiausia psichiatrai, jūs vaikus savo saugokit. Vaikšto radijas. Jokios naudos nėra. Sakau, visuomenė ir tikrai ant lieptą galą. Dabar tuos infekcijas, jeigu čia išplis valo tokie, su tais snokiais tokiais. Aš nežinau, kas ten, kokios jam ten chemijos, kas jam ten, ką. Pradės įtarti visą jau. Kas čia daros? Ūminė tuberkuliozė. Ūminė maliarinė kažkokia. Jau geriau numirti ir sąžiningiau, jau geriau tu numirti, supranti, negu tu ten save dročiam tais chemikalais ir paverskai kažkokį zombį, supranti. Tai ten, jau geriau numirti yra. Koks tu tapsi, juk šlykštynė, jau nebepataisomai, jau ten paskui, tai tikrai, jūs psichiatrai, kažkaip biškai logiką atsakyti savo. Dabar tas grubas valgau. Aš kaip savo, išėdas kažkas. Ką žinau, žinai. Jeigu paėmė išėmė tą sąnarį iš tos kojos, tai jau skauda koja natūraliai. Ar ne? Ar neskaud jūs chirurgai, psichiatrai ir chirurgai? Pasakykit, ar gal natūraliai tą koją skaudėt, ar ne gal? Pagal kelieną, pagal viską. Tik aš dar prieš tai kiek surūkydavau. Kiek supalinau. Paužina, snukiai baisesnė juk.
tai reikia vaikus pirmiausia saugoti. Kai sureaguotų nori. Neturi bendrų? Neturiu, nuvalgau, kad tu nori. Aha. Nelogiška. Kaip baisiai atrodo. Man tai tikrai baisiai. Atėjimą imdu. Jinai negird, ką aš kalbu. Jinai imdu atėję. Jinai negird, kad aš kalbu čia, žinai. Tam kambarį valgau. Ateina, tu imdu savo. Na. Kai nusišnekinai. A jau taip greitus sandus reikia išnešti. Na. Praėjo 40 minučių. Turiu, šiaip, aš noriu pašnekėti ir pavalgyti. Okay. Tai gaila. Vala tas grindis, tai kuo švariau išvala, nu, kad nereikėtų čia smirdėti. Tu srutų ten prisigobinai į tas srutas kvepalų įpila. Privarai srutas tų kvepalų į tą kibirą ir išmusuoja viską. Ateina naktis, kai jau pradeda vanelintų srutas, tai kurva pradeda vemti ir žiaukčioti ir šikti. Nebesupranti, kas daros. A čia gal kokias chemijos dujas paleido, kas supranti. Nebesupranti, žinai. Nu. Nežinau, psichiatrai, pasakykit, parašykit. Pasakykit, tai Kamilei, tai daktarai. Negaliu sakyti pavardėm. Jinai ten biškinį sistemą, neregistruotus laiškus visokius. Aš čia turiu pasitikėti vargšę. Į ką jam panašiai? Man nieko nepanašiai. Kokie jos pasiekimai? Ką jam pasiekė per savo gyvenimą? Vargšė. Ruošimą, ties tai ką jokių gėdį, jau geriau numirti. Tai kokie kurva neleidžia numirti normaliai. Nu tos rotomas įkvos nenumiriau. Da čia tos juodos chemijas prisišaudžiau. Tėvos nenumiriau.
Nu, tai dabar reikės tos vargšės dabar, tos daktarės klausytų lozungo. Baisiai. Kai baisiai. Kai jinai ateina, tokia tragedija pasidaro. Iš karto apnykimas, žinai, viskas apnyksta, taip, žinai. Tokia kaip, tokia pavargusi visa, žinai, tokia. Na, į daktarį nepanaši. Kokiam panaši. Da vaiks mokykloje tur mokintis. Na, tokie vaikai mokykloje dar mokinas. Čia dar, iš kur čia ištraukia, čia visuomenė kokia. Ai, čia sergančias visuomenės dalis matyti. Ištraukė vargš, dar ištraukė iš kažkokių toli, iš kažkokių, žinai, inkilą. Aš psichiatrai jau kas mėgstu. Žmonių nežudykit. Dar prieš tai, dar kažkaip norėjau gyventi, dar kažkaip bijojau, žinai. O dabar, kai pamačiau, tu šlykštulius visokius, va, tai iš vis noris kažkaip net dingti čia pasitraukti greičiau, žinai. Fui, kaip šlykšta pasidarė. Eik tu savo, tai kam čia kankintis, žinai. Tai geriau sąžiningai kažkaip, žinai, atsisakys, žinai. Kas ten šnekė apie eutanasiją, kažkas tai, palatai atgaminsiu. Kažkas tai iš, kam čia užsidarius, man čia gulėti reikėtų. Eik tu savo baisai, šlykščiai, kai, nu, nieka nešlykščiau, kai dar atvirkė, žinai, dės snakiai. Eik tu, man tos lasdos per snakė. Eik tu savo baisai, na. Tai dar gerai, kad turiu kastylį, žinai, dar galiu apsiginti, žinai, nuo tų juksą visokią, žinai, šlamuštą. Tos, nu, kaip sakiau, pamišusių. Tokių dar, kur gyda, žinai, dar kažką, žinai. Dar gali apsiginti iš to kastylio, šautom, žinai, per snakį ir nukristų, žinai. Ir nors atšoktų, žinai, lysti. Nu, tai vieną kartą jau gazdinau. Jau atsikabinus tam chemijom čia savo. Kaip šlykščiai. Jau sakau, geriau numirti. Nu, nors po biškį čia numirsiu, gal kažkaip, žinai, kažką. Nu, nenumirsiu dar taip greitai. Dar kaip bifijos. Nu, gal įdėt, kada į kokį. Bet kada gal įdėti nesuriuva bet kokį šūdą, žinai, ir pasakyti, žinai, ai paskambins ant tai motinai, žinai, ai jisai numirė, žinai, tos bakterijas, mikobakterijas suėdė, žinai, sąnarius, inkstus, plaučius, žinai, viską. Jau gal gali kokį vėją prišnekėti. Tai pusdurniui vien pakaužas viską rašo. Kokius metus visą rašo, ai, sunku protų patikėti. Ką gali žinot, gal tas sriuba čia kažko pridėta. Chemijos tai nesijaučiu. Chemijos tai nesijaučiu, tai sriubo čia. Bet vieną dieną gal pasijusti. Jūs jaukais. Ateis koksai, žinai, snukis nupausiu ir pridės ko nors. Aš netyčia, žinai, krita. Atsakė. Baisu.
kitos dabar šitas išėdas, matyt. Da skonį, da į gavą pusę šūdą, žinai. Pusę šūdą, žinai. Da sutarka, žinai. Nikai nesuprasė, čia kokie jovalą juksa su jais. Svarbus skonis dažnai praslyda, puhu. Tuberkuliozinė šitą Alytaus. Na, kai baisiai atrodo tie pacientai jų, tokių kaip aš, tai niekada tu nerasi nieko panašaus. Čia tokių kaip aš nerasi nieko panašaus, tu pamiršk. Tokius bairius, tu maidom iš klumpio iškristum, pamatęs tus nagius. Kaukolės visokias, koks ten kurva, velnis eik tu nahui. Atsiprašant, ko tik nepamatysi. Kaukolės. Gali kaukolių prisižiūrėti. Jau jis žiūrėk, Kolinskis vaikšta. Kaip jis domisi, žinai. Eik tu savo. Dažnai jūs psichiatrai savo vaikus saugokit. Tu gali visuomenę išleistai. Jau čia sakė, jau nori namo išleista kažką. Tik tokie pradės aplink mokyklas jau lankytis jau. Pradės išmirinėti, ieškoti. Platį. Tai man apsi. Jūs iš dangaus iškritę, jūs ką? Jeigu jūs piešat tokią realybę. Taigi aš ne šiaip savo kalbu. Psichiatrai jūs. Taigi man irgi baisu yra gyventi. Čia tarp tokių ginklai reikalingi. Kaip tu be ginklų gyvensi? Kaip tu apsiginsi be ginklų? Nors peilį kažkokį pjautuvą turėti. Šovė per snukį, viskas. Ir atšoka fantazijas. Kiek čia tas sumišimo laikys? Nežinau dar, bet pranešiu kiekvieną transliaciją fiksuosiu. Kiekvieną sykį. Kiekvieną epizodą užfiksuosiu, pranešiu. Raštiniai va šitoj. Pranešiu, kiek grindis valą viską. O ten voratinkliai sukėdė, epochų jas valą rankenas. Atsineštų kopkas va, nuvalytų tos lubas visas. Čia ne grindis reik valyti, čia lubas reik, o lubų nereik valyti. Lubas pohui, ten voratinkliai apkėdė. Kai užplaukęs kažkoks, išlingdas pohui. Atseit nematoms, aš tai gerai matau. Jeigu čia pasižvalgytum, tai ir purvai matos. Man nesimata purvai. Puikiai matos. Nors prasiurbtų, susirbliu. Reik su tom srutom valyti per visas palatas su to pačiu vandeniu. Tai kokias marė mūsų į naktį. Fui, taigi šlikštu, ten mižalai susimaišę, skrepliai, viskas, šūdai, nuo klozetą, taigi kiek bakterijų, taigi visas antisanitarinės tos sąlygas. Taip jau žmogų nužudyti gali, paimi ir nužudai. Svarbu dar ligonių kasas moka, išmokas dar geras išmokė pohui. Pohui, supranti. Mes neleisim. Mes tai sakau neleisim.
Mes atvažiuosim iš tada su naikintuvais, atskrisim čia jūsų tą aerodromą ir padarysim čia tvarką. Nu, jeigu jūs dar taip elgsitės, nu, tai jūs dar pamatysit, kas jūsų dar čia laukia. Dar kol kas teoriškai skamba viskas, nu, bet palauk dar supranti. Nu. Jeigu nenumirs, tai čia atskrisiu su naikintuvu. A jūs Alytus čia galvojate, mes Klaipėdai, naigi Klaipėdai. Iš Kaliningrado čia atskrisim į jūsų tavą, suprantate, čia tą pakelimą stoti. Nu ir ateisim čia į jūsų tą birktos nesąmonės. Nu, čia galite statyti, suprantate, tą cementą čia galite vežti nevežėt, bunkerių galite nebesistatyti net. Nu, net neverta. Jau vis tiek nesąmonės čia darot. Nu, į kartais nugi panašus vieni laisvis sakaliais. Nu, čia reikia izoliuoti, į kamerą uždaryti. Nu. O jie dar čia duomis, tą, suprantate, tie zombiai, tie baisus. Nu. Jūs reikia izoliuoti, kad jų visuomenė nematiniai vaikai nieks. Ypatingai vaikus reikia saugoti. Nu. Taigi ant senatvės ateis tave užlems. Nu. Bus pizdėsiu. A, nedašil taip nieks. Nu, ateis senatvė, bus pizdėsiu. Užlenks nebesmys. Dar gyventi norėsi. Tada galvos dar gyvensi. O tu dansis. Tai skoro vadyla su jas. O tu dar tikėsies, taškių kurą, snarglių, kad tau snarglį prigali. Na, jeigu tu tikės, nu, tai likau zombis, blech. Sakau, mes neleisim. Jeigu čia dar tęsis va tokie tai bairiai, atverisim su lėktuvu į jūsų čia tą poligoną ir sutvarkysim jūsų tos reikalus čia visus nelegalius. Galės atrodyti, jūs čia nerodė savo tų nesąmonių. Eisit, pradėsit dirbti ir užsidirsit kas kartą tas pačias nesąmonės. Sakau, mes Klaipėdai neleisim tenai. Čia imtų nesąmonių daryti. Užsibaigšia jūsų tie priverstiniai visi viskas. Skaityk. Na. Uždarysim jūsų priverstinius šitus debilizmus jūsų. Jau jo psichiatrai nieks. Jum nei Romainiai. Na. Nepadės jokie Romainiai jum. Viskas juk išryškės ir reikės susimokėti dar. Na. Už visas infekcijas.
kad eutanazija būtų legali, kad žmonės galėtų ateiti ir autonozintis. Na, o ne tai, kad jie čia šnekėtų į tavo vėjus tokius, ne? Jei tu ir tas nesąmonės šnekėti, kad jų nebūtų tokių, mes tokių vėjų čia nenorim negirdėti. Iš visko jų nebūtų. Net atėjo žmogus jau autonazinas, o nešnektų nesąmonę. Jeigu nesąmonė nebūtų. Čia tave viečia. Na, čia tu pradėjai. Ir sakau, mes iš Klaipėdos atskrisim čia. Jeigu jūs dar tęsit savo tus dalykus, priverstinius, pamatysite. Iš Kaliningrado kaimynai ir jums čia padės jums susitvarkyti viską. Na. Ir viskas. Ir baigsis jūsų tie mandrumai, baigsis jūsų tie lozungai, nusišnekėjimai. Sveiką protą įsijungsit kažkaip. Ką? Nu. Gal įsijungsit ten kažką? Tolytų tenais susimąstyk biškiuką, ką tu čia darai. Nes mes tokių dalykų netoleruojam čia, pas jūs supranti. Jūsų šitas išėdas, makarūnus, ta mėsa su plaukais. Nu, tai girdi Alytau apie save, ką tu va. Tai tu matai, Alytau, alytiškiai. Gal geri žmonės mylit viens kitą savo tas šeimas, aš gerbiu jumis. Na, bet jūs pasižiūrėkite save, kaip atrodot iš kitos pusės. Jei neatsižvelgsit, tai irgi bus kažkokias priemonės. Na, jeigu jūs į tą Klaip, tenais atsisukė, supranti, ir čia narglių ieškosit. Na. 200 narglių. Čia va, nuleisim į tą jūsų poligoną čia. Na. Kurio gal atėjo. Galėsit klykauti. Klyksit. Krokodilo ašarom verksit. Kokių jums dar faktinių aplinkybių, dar kažkuriai jau nebėra, jau viskas, nieko nėra. Nu, viskas man pasakė Veryga. Nu, ką tu dursis veik, tu nedursi Veryga. Nu, mėsa, namų mėsa, žinai, išsiverė. Mėsa. Kalbėti. Nu, prisipažinti. Nu, tai ką tai žodžiu? Nu, tai ko iš ligonų kasas mums nemoka? Nu, tai ir mokėjo.
Jos nemok. Сногis matytis prabila. Pradėjo kriautis. Šnuskis. Šlykščiai atrodo. Gerai, kad dama tenais prie manęs neprilinda. Oi, kokia baisi šlykštai. Ta savo išsilavinimą tokia sumišusi demonstruoja kažkokį tai. Atsakyti, kažkokį išsilavinimą, kažkokias priežastį, to pačio kažką tai. Čia mes dėl to pačio kažką pradėjo gydyti, jinai mane jautė. Zombis kažkokia. Pradėjo versti. Sakau, lauk iš kambario, iš lygtinę. Tai jau nežinai. Atlalau kategoriškai. Ir neina, dar daugiau lenda. Įsivaizduoji, jėgėsi. Kokią išsilavinimą. Eik, tu savo šlykštynas kokias. Jie paskui dar daugiau lenda. Na. Jo tų smegenėlės ten susiskį. Ištižusias visai suprantė. Jie nebesuprantos dimensijos jau savo. Nebesupranta. Kurioje dimensijoje. Įsivaizduoja. Sumišęs dimensijų koeficientas šitas visas. Jau taip baisiai toks nugydymas. Koks nugydymas yra. Kitus reikia pradėti gydyti. Jau baigtam. Nieko negali baigti. Izoliuos. Arba išvežti į mišką. Nu, tai su tokiais pacientais reikia susidurti. Įsivaizduoju, čia Alytoj priverstinius. Jie čia mane atsivežė. Į tą Alytus. Mane čia užsigydė. Jie atsait man koją taip išgydys. Man nereikia jūsų tų plaučių, nei tų kojų, nieką. Man nereikia, aš jau prisižiau, tai kad jau man nereikia. Supranti, jūs pasistengit kažkaip, žinai, tyliai atsikabinti. Naka.
ką, klausyti su savo vėjus, nesąmonės. Būnu kas išmokas išmoka, šnekėsit. Pažiūrėsiu, kiek jūs čia dar šnekėsit. Jūs čia dar šnekėsit. Sėkmės, darykit savo išvadas. Mes tai jau senai pasidarėm. Jūsų išvadas, tai jūs darykite tas išvadas savo. Biškės vaizdas, čia žiūrėt, garsas geresnis. Vaizdas stringa, bet garsas geresnis. Tai pataikiau. Man geriau sureguliuoti kažkaip tai. Kažkaip į geresnį garsą, stabilesnį garsą ir vaizdą. Kad nebūtų tų strigimų. Nesąmonę žiūrėti, tas stringas gaudyti. Pinigų tai dar negavau. Niekai negaliu dažvis. Tai čia su jais galite kažką daryti. Niekai negali pasidaryti juk. Iki galvos peršalia. Iš po žiemos. Gal atšils biškiuk, gal biškiuk pragiedrės. Pradės naikintuvai skraidyti. Jie galvoja, kad čia neatskris nieks. Tu Veryga ir ten Alytų, aš sakau, jūs biškai pagalvokit, ką jūs mąstat. Jūs ten savo tas kvaišalas iš tos galvų išsipurtikit, suprantate? Tas durnystas savo pusiau. Jūs gerai tikit iš tų galvų savo. Veryga su Alytum. Aš neįsiu čia į tą ligūnę, tenais, aš prie tų žmonių nesikabinėsiu, suprantate? Aš jiems ten nei žodžio nieko nesakysiu. Jie tegu savo gyvenimus gyvenant. Ateis ir ateis, tai jau tokia gėma šventė ir suprantate, kaip sakant, nereikia nieko ten sakyti. Tai va, biškai garsas reguliavau geresnį. Tai va, pasimėgaukit tom transliacijom daugiau, žinai. Pasimėgaukit, pažiūrėkit. Aišku, iš linksmosios pusės aš čia kalbu, bet kažkokių naikinimų dagas. Aišku, žinai, geriau, kad žmogus geriau sumastytų. Tai va, kiek susikaupė, tiek pratransliavau. Kai susikaups daga. Galit pasubscribinti kanalą. Tai va.